Tai labą dieną visiems, iš tikrųjų labai malonu matyti pilną salę žmonių, kurie iš tikrųjų šiandien atėjo pasisemti idėjų, pasisemti motivacijos ir siekia tobulėjimo ir galbūt iš tikrųjų išėjo iš šio renginio pradės galvoti apie savo verslą. Ir ruošdamasis pranešimų iš tikrųjų galvoju, nuo ko pradėti jį. Vis dėlto ateina jauni žmonės, kurie taip dvejoja, gal pradėti, nepradėti savo verslą. Ir kaip tik tą akimirką į savo pašto dėžutę gaunu elektroninį laišką. Labą dieną, noriu pradėti savo naktinio klubo veiklą Kauno mieste. Perskaitysiu. Patalpų verslų vykdyti šiuo metu neturiu, tačiau ieškau išsinuomoti, galbūt svarstysiu galimybę radęs geras patalpas įsigyti pagalbą. Minčių, kaip aš plėtosiu savo veiklą, turiu pakankamai, kad klientai lankytų mano klubą. Tačiau pagrindinė problema yra idėją paversti realybę. O tam reikia ko? Reikia pinigų. Pasirašo Andrius iš Kauno. Iš tikrųjų, jeigu 10-15 metų atgal atsukus laiką, kada aš pats buvau moksleivis ir studentas, ir mes, kai mokėmės, iš tikrųjų negalvojame apie savo verslą visiškai, galvojom, baigsim studijas, dirbsim samdomą sėkmingai darbą, būsim specialistai ir tiek. Tačiau šiandien jaunų žmonių karta yra visiškai kitokia. Jie yra savarankiški, jie yra maksimalistai, jie siekia būti nepriklausomi, todėl visada stengiasi galvoti apie tai, ką padaryti savo. Tačiau prieš pateikiant Andriui pasiūlymą mūsų herojui apie tai, iš kur gauti pinigų verslo pradžiai, jis turėtų dar atlikti keletą namų darbų. Tai iš tikrųjų gerai įsivertinti savo verslo idėjos perspektyvas, įsivertinti, ar tikrai naktinį klubą Kaune apsimoka steigti, gal tikrai yra labai didelė konkurencinė aplinka ir iš tikrųjų verslas susidurs su sunkumais. Taip pat būtų vienas iš patarimų Andriui suburti labai stiprią komandą, kuri tikėtų Andriaus idėją, būtų energinga, nes vienas lauke ne karys, iš tikrųjų darant verslą natūraliai reikia tam tikrų sričių specialistų, kurie galėtų ir reikalingų momentų pateikti tam tikrus sprendimus, būti kūrybiški ir būti labai veržlūs. Kadangi Andrius siekia gauti išorinį finansavimą, be abejo, jam tikrai bus reikalingas verslo planas, kuriame jisai turės aprašyti, ką jis su savo kūriamų verslų nori pasiekti, kokius kelia uždavinius, kaip jo verslas atrodys po 3, 4, 5 metų. Iš tikrųjų, verslininkui būtų taip pat rekomendacija gerai pasiskaičiuoti finansinę dalį, pasižiūrėti laiko eilutėje 3-5 metų bėgyje, kaip iš tikrųjų jis uždirbs pajamas, kokios bus išlaidos ir ar iš tikrųjų verslas bus pelningas. Kai yra atlikti šie esminiai žingsniai, galima pradėti ieškoti informacijos apie pradinio kapitalo pritraukimą. Finansuoti verslo pradžią iš esmės yra keli ir pagrindiniai, tai pats primityviausias ir paprasčiausias būdas yra sutaupytus pinigus galima investuoti ir gauti papildomą grąžą. Taip pat Lietuvoje veikia ir įvairių verslumą skatinančių programų, savivaldybės turi savo įvairius fondus, Lietuvos darbo birža subsidijuoja tam tikras verslo programas. Ir žinoma, jeigu jau to pinigų kiekio reikia daugiau ir nėra galimybės iš kur jų gauti, tai žinoma galima kreiptis į kredito įstaigas, šiuo atveju rekomenduočiau kredito unijas. Tai 2010 metais, kaip jau Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė pristatė, buvo įkurtas verslumo skatinimo fondas ir jo esmė buvo skatinti verslumą, darbo vietų kūrimą teikiant lengvatinius kreditus. Tai šiuo metu kiekvienas pradedantysis verslininkas kartu ir mūsų herojus Andrius gali pretenduoti į paskolą iki 25 000 eurų. Taip pat Andriui gali būti suteikta nemokama paslauga, tai yra konsultacija verslo plano rengimo klausimais. Ir su išbaigtų verslo planu Andrius sėkmingai gali kreiptis į artimiausią uniją, ten savo idėją pristatyti ir gauti finansavimą. Dažnai verslininkai susiduria su užstato problema, tai šitą problemą, šitą vietą taip pat gali padėti spręsti investicijų verslo garantijos, garantuodama už dalį paskolos.
Kalbant apie priemonės patrauklumą, taip pat norėčiau paminėti 2 lengvatas, kurios šiuo metu yra, ta prasme, jos dar šiuo metu neveikiančios. Tai dalinis palūkanų kompensavimas, kada atsirado šis mechanizmas, tai tikrai pakankamai pridėjo daug patrauklumo šiem lengvatiniam kreditam. Ir po to iš tikrųjų dar fondą pasiekė viena naujiena, tai buvo sukurta priemonė subsidijos verslumui skatinti ir kiekvienas verslas, kuris pasinaudoja paskolą, galėjo gauti dalinio darbo užmokesčio kompensavimą. Iš tikrųjų, norėtųsi pasidžiaugti ir fondo pasiekimais. Per 5,5 metų jau yra kredituota beveik 1300 verslų arba fizinių asmenų, kurie užsiima individualia veikla. Iš tikrųjų, išskyriau vieną prioritetinę paskolų gavėjų grupę, tai jaunimą iki 29 metų. Iš tikrųjų, džiugina šis skaičius ir tik parodo, kad jaunimas Lietuvoje verslu užsiima pakankamai noriai ir domisi įvairiais verslo finansavimo šaltiniais. Ir būtent tikrai daliai jaunimo pavyko savo idėjas įgyvendinti būtent šio fondo pagalba. Na ir natūralu, kad verslai kuria vietas, tai viena iš tikimybių buvo, kad fondo veiklos pabaigoje verslai būtų sukūrę ne mažiau kaip 2000 aktyvių darbo vietų, tai šiai dienai iš tikrųjų šis rodiklis yra pakankamai ženkliai viršytas ir aktyvių darbo vietų sudaro daugiau negu 3100. Tikrai norėtųsi parodyti jums visus tuos verslus, kurie buvo finansuoti, tačiau išskirčiau galbūt keletą tokių, sakykime, žinomų verslų. Tai 2011 metais tikrai puikiai žinot Gargarą, naktinį loftą, kuriame galima linksmai praleisti laiką, ir šiuo metu vyksta pakankamai daug renginių, tai va prie šito projekto atsiradimo taip pat prisidėjo verslumo skatinimo fondas. Kelionių agentas, vėlgi vienas iš finansuotų verslų, buvo sukurta kredito pagalba platforma. Ir kodėl aš šitą verslą noriu parodyti, nes jį įsteigė asmuo, kuris pats pirmas Lietuvoje 1997 metais parašė knygą, kaip parengti gerą verslo planą. Dar vakar iš tikrųjų jam paskambinau ir sakau, ponas Andriau, kaip jums sekasi vystyti verslą, tai ką jūs norėtumėt galbūt perduoti jaunimui, kuris šiandien klausys pranešimo, tai tiesiog jo buvo toks pasakymas, kad reikia daryti, nebijoti klysti. Lietuvoje, kaip ir bankrotas galimas, bet nebijoti suklysti ir iš klaidų padaryti išvadas ir toliau siekti savo tikslų. Vėlgi, ieškodamas kažko unikalaus, man irgi buvo tikrai čia atradimas, kaip tarp finansuotų verslų vyksta kooperacija. Tai vienas iš finansuotų verslų yra UAB Puikio. Įmonė užsiima baldų jaunimo kambariam gamybą. Kartu susikooperavo su Lenikraft kompanija, kuri gamina sėdmaišius. Tai va, vėlgi iš tikrųjų tai yra puikus partnerystės pavyzdys ir tikrai nebijoti, reikia ieškoti partnerių versle, kartu daryti ir tikrai įmanoma pasiekti turbūt geresnį rezultatą. Na, jeigu būsite Vilniuje, iš tikrųjų kviečiame apsilankyti Kačių kavinėje. Manau, visai faina būti ir kokį gimtadienį atšvęsti. Tai iš tikrųjų vėlgi vienas unikalus verslas ir labai šaunu, kada šeimos nariai įkūrė šį biznį. Iš tikrųjų tai pati veikla iškart matoma, kad yra orientuota į tam tikrą segmentą vartotojų ir tikrai kas mėgsta gyvūnėlius, kas mėgsta kates, gali ateiti ir ne tik pavalgyti, bet ir pasidžiaugti naminiais gyvūnais. Ir paskutinį verslą trumpai, kurį noriu pristatyti, tai Šiaulių regione, tai kone dabar vienintelis turbūt yra vandenlenčių ir snieglenčių parkas Fox Spot. Jaunimas iš tikrųjų sugalvojo tokią laisvalaikio kaip ir sporto pramogą, kuri veikia ištisus metus. Šalia veikia taip pat ir maitinimo verslas. Tai vėlgi
nėra tradicinė verslo idėja ir tokių ar panašių idėjų per visą Lietuvą yra daugiau. Kur kreiptis? Kreiptis iš tikrųjų galite artimiausią kredito uniją, informacijos daugiau ieškoti aukų.lt tinklalapyje, galite skambinti nemokamą telefono liniją, apie verslumo skatinimo fondą bus pateikti visi atsakymai į jūsų mokamus klausimus. Ir labai ačiū už dėmesį, gero renginio, gerų pranešimų ir žinoma, nepraleiskit progos padaryti savo verslą. Ačiū.